Labanakt vaikučiai. Švedų pasaka. Karaliaus kiškiai. Kitą kartą gyveno karalius ir karalienė. Jie turėjo vienturtę dukterį. Tiek jaunikių jai piršosi, kad tėvai stačiai nežinojo, kur nuo jų dėtis. Kad ir labai keista, bet tėvai visai netroško išleisti ją už vyro, nors ir namie pasilikti neketino. Galų gale karalius liepė paskelbti, kad tik tasai, kuris 3 dienas sugebės išganyti 300 jo kiškių, gaus dukterį už žmoną, o tam, kuris neišganys, išrėšęs diržą iš nugaros ir iš pilvo. Tame pačiame krašte vienas valstietis turėjo 3 sūnus. 2 vyresnieji broliai buvo labai išdidūs ir baisūs pagyrūnai. Niekino visus iš eilės, o labiausiai savo jaunėlį brolį. Išgirdęs karaliaus skelbimą, vyriausias sūnus pasisiūlė eiti ganyti karaliaus kiškių, nes jam magėjo gauti karalaitę. Tėvas mielai jį išleido. Jam atrodė, kad toks šaunus vyras visai tiktų karaliui į žentus. Jie išruošė vaikiną kaip įmanydami ir šis iškeliavo į karaliaus pilį. Eiti jam reikėjo per mišką ir čia atsidūręs pačioje tankmėje susitiko vargšę moterėlę. Ši maloniai su juo pasisveikino ir paklausė, kur jis keliaujas. Kas tau darbo, senė, atšovė vaikinas. Nieko tu neišmanai, atsakė ši, o gal aš būčiau davusi tau gerą patarimą ir parodžiusi kelią, jei būtum buvęs truputį mandagesnis. Tačiau vaikinas tarėsi pats gerai žinąs kelią, nereikia jam jokių patarimų ir nukulniavo toliau. Laimingai pasiekė jis karaliaus rūmus, gavo pamatyti princesę, pasisakė, ko atėjęs ir liko bandyti savo laimės. Jeigu išganys visus 300 kiškių ir pargins vakare į pilį, gaus karalaitę, o jei truks nors vieno, žinas, kokia bausmė jo laukia. Vaikinas sutiko su sąlygomis ir karalius liepė paleisti kiškius, o šie, vos tik palietė kojomis žemę, tuoj išrūko į visas puses. Vaikinas lakstė per dieną po mišką, o vakare vis tiek turėjo grįžti į pilį, nepagavęs nė vieno kiškio. Tada karalius liepė išrėžti jam vieną diržą iš nugaros, o kitą iš pilvo ir paleido namo. Kai vyriausias sūnus sugrįžo pas tėvą, šitaip suniokotas, tėvas manė, kad daugiau niekas nesiryš pirštis karaliaus dukteriai. Tačiau labai apsiriko, nes vidurinysis sūnus neabejojo, kad jo brolis būtų tebeturėjęs sveiką nugarą ir pilvą ir dar gavęs karaliaus dukterį, jeigu būtų buvęs truputį gudresnis. Užtat dabar jis panoro išmėginti savo laimę ir niekaip nenusileido, nors tėvas kaip įmanydamas jį atkalbinėjo. Kai jau nebebuvo kitos išeities, tėvas išruošė ir antrąjį sūnų pas karalių. Bet ir šiam pasisekė negeriau kaip vyriausiam broliui. Jis taip pat nemandagiai kalbėjo su vargšė moterėlė, kurią sutiko miške, karaliaus kiškiai išlakstė ir po kiek laiko sugrįžo jis namo, nemažiau nukentėjęs už brolį. Tada iš už krosnies išlindo jaunuolis ir pareiškė, jog dabar jis pamėginsęs išganyti karaliaus kiškius. Tėvas baisiausiai išsigando, nors ir nelabai brangino savo jauniausiai sūnų, bet vis tiek tikėjusi, kad bus iš jo šiokia tokia pagalba namuose, kol vyresnieji išsigydys žaizdas. Taigi nemanė leisti. Tačiau vaikinas nepasidavė ir buvo pasiryžęs žūtbūt keliauti, o kai tėvas nieko neįdėjo į kelionę, pasiėmė ryšulėlį maisto į ranką ir išėjo. Įėjęs į mišką, sutiko tą pačią senutę, kuri sveikino jo brolius. Gerą dieną, motulė, tarė vaikinas.
Ačiū už gerą dieną, matyti esi mandagus jaunikaitis, kad taip dailiai sveikinėsi su manim, prasta moterėlė, atsakė ji. O aš su visais sveikinuosi, ką tik sutinku, tarė vaikinas. Bet jei nepratusi prie mandagių žodžių, tikriausiai ir alkana esi. Palauk, paieškosim vietelės, kur netiek daug skrusdėlių, susėsim ir užkasim, ką čia turiu, tarė jis. Senutė mielai sutiko. Jie atsisėdo ir tada vaikinas pamatė, kad dviese iš jo ryšulėlio nelabai bus sotus. Todėl prižadėjo padėti į slaptą vietelę dalį maisto, kurį gaus tarnaudamas pas karalių. Tada senutė paklausė, kur jis keliaujas, ir jis papasakojo, jog einas ganyti karaliaus kiškių. O tokiam piemeniui reikia turėti gerą švilpynę, tarė senė. Ji davė jam švilpynę ir paaiškino, jog tada, kai norės susišaukti kiškius, turės tik sušvilpti ir ne tik visi 300 subėgs kiekvieną dieną, o dar ir daugiau. Vaikinas padėkojo už švilpynę ir prižadėjo neužmiršęs kiekvieną dieną padėti sutartoje vietoje dalį maisto. Taip jie ir išsiskyrė. Senutė patraukė savo keliu, o jis nukulniavo į karaliaus pilį. Čia buvo priimtas ganyti kiškio tokiom pat sąlygom kaip ir jo broliai. Princesė taip pat buvo leista iš pradžių pamatyti, o ši irgi dirstelėjo į piemenį. Princesė net slapčiomis troško, kad jam geriau sektųsi ganyti negu jo broliams. Prieš išgindamas kiškius vaikinas gavo ryšulėlį priešpečių ir didesnę jų dalį paliko senutei. Tada liepė paleisti kiškius ir šie bemat išrūko į visas puses. Bėkit, bėkit, pagalvojo vaikinas, netrukus šoksit taip, kaip aš švilpsiu. Ir jis pamažu nudrožė į mišką. Čia susitiko senutę, atidavė jai dalį maisto, o ši pamokė, ką daryti, jei kas nors ateitų ir kalbintų jį. Jau visai priešpečiais atjojo vyrukas raitas ant asilo. Sustabdė savo gyvulį prie piemens ir paklausė, ar negautų nusipirkti kiškio. Galys sumokėti tiek, kiek tik tai jisai paprašysis. Gerai, galiu parduoti, bet tik tas, kuris pirks, turi 2 kartus mane apkabinti, atsakė piemuo. Jis puikiai matė, kad vyrukas, prašęs parduoti kiškį, yra ne kas kitas, o persirengusi princesė, kuri atėjo jo išbandyti. Tik šioje atsakė, jog kur tai matyta, kad vyrukas myluotų vyruką. Tačiau jį užmokėsianti grinais pinigais. Bet piemuo niekaip nenusileido ir jį turėjo mokėti taip, kaip jis iš jos reikalavo, tik tada gavo kiškį. Vos tik jį paėjo galiuką, piemuo sušvilpė savo švilpynę, kiškis liuokt ir iššoko iš pintinės. O princesė netgi nepastebėjo, tik kai parėjo į rūmus, jau norėjo parodyti kiškį, pamatė, kad jo nebėra. Bet kažin kodėl nelabai ten nusiminė netekusi kiškio. Kai atėjo vakaras, vaikinas vėl pašvilpė, visi kiškiai susispėtė aplink jį ir jis visą būrį pargenė į rūmus. O karalius suskaičiavo, vienas kiškis buvo netgi viršaus. Viską gali padaryti, jei turi galvą, pasakė vaikinas. Rytojaus dieną princesė vėl atjojo į mišką, persirengusi vyruku. Tačiau piemuoto jau ją pažino ir jie vėl prekiavo taip, kaip vakarykščiai. Kiškis, kurį ji nusipirko, iššoko iš pintinės ir vakare piemuo parginė 2 kiškiais daugiau. Princesė šyptelėjo, o karalius baisiausiai įniršo, kad piemeniui taip sekasi. Rytojaus dieną jis sumanė pats išvilioti iš jo keletą kiškių. 3 dieną jau visai priešpečiais pasirodė karalius, persirengęs sena bjauria boba, raitas ant perkarusios šyvos kumelės ir paprašė parduoti 2 kiškius. Tačiau piemuo iškart pažino karalių ir atsakė, kad kiškius parduosęs tik su viena sąlyga. Tas, kuris pirks, turi 3 kartus pabučiuoti kumeliai į pauodegį.
Kas bus, tas bus, pagalvojo karalius. Jis manęs juk tikrai nepažįsta, o daugiau niekas nematys. Ir karalius pabučiavo ten, kur buvo liepta, pasiėmė kiškius ir nujojo namo. Tačiau, kai sugrįžo į rūmus, kiškiai jau buvo dingę iš jo pintinės ir tą vakarą vaikinas parginė 3 kiškiais daugiau. Dabar vaikinas reikalavo sutarto atlyginimo, tačiau karalius vis dar nenorėjo atiduoti princesės. Pirma, vaikinas turės padaryti dar vieną darbą – pripildyti statinę teisybės. Visai nesunku, atsakė vaikinas. Statinė buvo atgabenta į didžiausią rūmų menę. Karalius, princesė ir visi dvariškiai susėdo aplinkui pažiūrėti, ar piemuo mokės pripildyti statinę teisybės. Pirmą dieną, pradėjo jis, kai išginiau karaliaus kiškius. Atjojo nepažįstamas vyrukas ant asilo. Jis nusipirko iš manęs 1 kiškį, o už tai turėjo 2 kartus mane apkabinti. Ar neteisybė? Teisybė, atsakė princesė. Į statinę ją, pasakė vaikinas. Kitą dieną atjojo tas pats vyrukas ir vėl nusipirko iš manęs kiškį už tą pačią kainą. Ar neteisybė? Teisybė, atsakė princesė. Ir ją į statinę. Tuoj bus pilna, pasakė vaikinas. O 3 dieną, pasakojo jis toliau, atjojo bjauri senė, raita ant perkarusios kumelės. Sustok, užtenka, suriko karalius baisiausiai persigandęs. Statinė seniai pilna. Jis aišku nenorėjo, kad visas dvaras sužinotų, kaip bučiavo senai kumeliai pauodegį. Šitaip vaikinas gavo princesę. Taip jie ir gyvena. Malkas kūrena, senas dienas mena. Pabaiga.